Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Jurginės – tai pavasario žalumos žemdirbių ir arkliaganių šventė, buvusi reikšminga visoje Žemaitijoje, o šiandien bene ryškiausiai švenčiama Palangoje. 1990 metais vietos folkloro ansamblio Mėguva iniciatyva bei pastangomis atkurtos Palangos Jurginės neatsiejama šių dienų kurorto kultūrinės tapatybės dalis. Pati gražiausia šventė ir pati svarbiausia. Man Jurginės tai turbūt yra startas, pradžia. Susitikimas su visais, su kuo per žiemą esame nesimatę. Pasirodymas to, ką per žiemą esam priruošę. Toksai, tikras pavasaris. Jurginės tai iš tikrųjų man labai smagu ir pirmoji pavasario šventė, kaip tik ir girdėsi tie instrumentai, kurie ir turi skambėti pavasarį. Tai yra piemenų šventė, tai yra gyvulių išginimo į laukų šventė. Pati laukiamiausia, pati smagiausia šventė. 88 metais mes sukūrėm folkloro ansamblį, pradėjom domėtis Palangos istoriją ir išėjo tokia knygelė Vlado Žulkaus ir Liberto Klimkos Lietuvos žemės viduramžiais ir buvo nesenai padaryti Birutės kalno archeologiniai tyrinėjimai, atrasta ta observatorija aprašyta ir mes pasiskaitę, pabendravę su Vladu Žulkum, pradėjom pabandyti švęsti per Jurginės, atėjom ant Birutės kalno, dainavom dainelę, atsivenešėm margutį, paridinėjom vienais metais, kitais metais mes jau susirinkom ant Žemaičių kalnelių, pasodinom tą progą. Savo ansamblio ąžuolą pasisodinom, Jurgio ąžuolą pasodinom, paskui dar vienais metais vėl ant Birutės kalno susirinkom ir galvojom, visai neblogas laikas tiesiog būti ir švęsti ir pasikvietėm draugus iš kitur. Legendomis apipintas Birutės kalnas vadintas ir Jurgio vardu. Ypatinga vieta, kurią pajūrio gyventojai nuo amžių siejo su šventumo patirtimi. Kalną tyrinėję archeologai nustatė čia buvusią dangaus šviesulių stebyklą, kurios Tulpaviečių statinio pagrindinė ašis rodo, jog balandžio 23 Jurginių diena nuo seno buvo svarbiausia palangiškių šventė. Įvedus katalikybę ant Birutės kalno pastatyta Švento Jurgio bažnytėlė. Vėliau ją keitė to paties vardo koplyčios. Jonas Šliūpas, mūsų buvęs burmistras seniausiais laikais, jisai aprašė, kad buvo iš Švento Jurgio atlaidai ir tuo metu per tuos atlaidus atvažiuodavo daug žmonių, piligrimų, netgi nebūtinai katalikų, bet ir liuteronų evangelikų. Iš Kuršo, iš Prūsų ir tuo metu susirinkdavo daug maldininkų, kurie keliaudavo eitynėse nuo bažnyčios iki Birutės kalno, vykdavo pamaldos, rinkdavosi ubagai, neždavo žmonės aukas ir bažnyčiai, ir ubagam, vesdavo žmonės žirgų savo apie Birutės kalną, tikėdamiesi, kad žirgai bus sveiki, kad jų niekas nepagrobs. Tie žirgai Palangai buvo labai svarbu, tai pasienio miestas. Atkurta Jurginių šventės tradicija šiandien puoselėjama 21 amžiaus kurorto aplinkoje ir jau yra išaugusi į žinomą bei populiarų etninės kultūros festivalį, lydimą kone savaitę trunkančių įvairių renginių ir Jurgines lydinčių veiklų. Mes tokie žemdirbiai nesam palangiškiai, kaip žemdirbystės pradžia, bet savo darželį mes pradedam sodinti ir medelius prižiūrėti, tai yra jau tas. Žirgų yra daug apie Palangą, yra ne vienas ir ne du, kokie 5-6 žirginai aplink Palangą. Ir iš palangiškių daug kas turi žirgelius, laiko tose žirginuose ir yra jaunimo jodinėjančio. Tai žirgai yra svarbus palangiškių ir šiandien.
Šventas Jurgis yra globėjas skautų, globėjas kariuomenės taip pat. Sėkmingai labai gražiai įsijungia skautai jau senokai. Pas mus atvažiuoja raitieji skautai iš Salantų, lydimi Liudo Augaičio jaunimas ir jie dalyvauja eitynėse. Čia kaip toksai, neoficialus sezono atidarimas mūsų Palangos. Nes gamta labai graži ir tokia šventė, turbūt vienintelė, kuri yra mūsų šventam, turbūt visai Lietuvai šventam Birutės kalnui pagerbti. Kasmet balandžio pabaigoje į Palangos Jurgines iš visos Lietuvos susirenka folkloro ansambliai, kurie pirmiausiai pasklinda po įvairias miesto erdves, užpildydami jas giesmėmis, dainomis, rateliais, muzikavimu. Tai yra mūsų šventė, folkloro sezono atidarimas, švenčių visų, kurios toliau laukia skambakankliai, dainų šventė, gastrolės ir taip toliau, taip toliau. Tai yra tokia startas viskam, kamiam folkloriniam gyvenime. Žiemą repetuoji, o čia parodai save, ką viską gali parodyti. Mes vyresnieji būtinai aplankom jūrą, nesvarbu, kad atvažiuotume. Jeigu ir naktį atvažiuojam, būtinai lekiam. Ir vaikai irgi iš paskos. Jeigu per vėlu, jie tada ryte planuoja, kaip atsikelsiais prie jūros pasižiūrėti, kaip pabūt. Šventėjai, naktišokiai, į parką. Jie visur irgi nori eiti, dalyvauti. Paskui pavargę, nusikalę būna. Bet jie tokie laimingi, jie prisimena tas Jurgines paskui visus metus. Mes tik ties vieną kartą metuose galime pademonstruoti tokius piemenų instrumentus arba raliavimus, oliavimus, ten, sakykime, su sekminių rageliais, su skudučiais, su lumizdeliais, su tais instrumentais, piemenų instrumentais. Tai tik per šią šventę vieną kartą metuose, tuo ir yra išskirtinė šita šventė. Prisistatę miestui, Palangos Jurginių dalyviai renkasi į nuotaikingą procesiją ir skleisdami pavasario žinią keliauja nuo bažnyčios šventoriaus Birutės kalno link. Pasiekę Tiškevičių parką, būreliais pasklinda aplink dvaro tvenkinius ir bundančios gamtos apsuptyje suskamba gražiausios pavasarinės dainos, sutartinės ir su paukščių ulbėjimu persipinantys liaudies muzikos instrumentų garsai. Mano turbūt pats pirmas festivalis ir buvo Jurgines, kai aš tik tai pradėjau dar būdama studentė dalyvauti folklore. Ir aš visą laiką atsimenu tą aplink tvenkinį ansamblių pasirodymus ir man tai yra toks magiškas tas buvimas, susiliejimas su gamta. Man va toks, tai yra turbūt ta vieta, kur labiausiai aš pati pajuntu susijungimas su tais, kaip būdavo, vienoje upėje vieni, kitoje upėje kiti, kaimas prieš kaimą, susijungia, susikalba, susilieja. Tai man turbūt Palangos Jurginės toks ir yra toksai simbolis, to tokio susijungimo ir tikro tokio to senovės pajautimo. Magiškos galios turinčiomis jurginių giesmėmis, dainomis, rateliais, pagerbiami bepradedantį žaliuoti medžiai, visa bundanti pavasarinė gamta. Vakarėjant, pučiamų ragų garsai pakviečia visus ant Birutės kalno. Senieji gyventojai per Jurgines ant Birutės kalno neždavo įvairius daiktus, aukas, sėkmei, sveikatai, gausiam derliui, laimikiui užtikrinti. Šių dienų Jurginėse ant Birutės kalno simboliškai aukojamos gražiausios dainos, į laužą metamos gintaro dulkės, sakomi palinkėjimai. Naujai išgirsta ir sakmė apie čia gyvenusią mitinę būtybę. Palangoje, Lietuvoje, yra Jurgio kalnas. Ant to kalno žuvis žvėris, kuri išaugo iš utėlės. Tik šventas Jurgis atjojo
ir nudobė tą baisų į žvėrį ir pats žuvo. Tada šmišlį tep. Jeigu tep jau žmonės pasako, mus intas, kad tep į bolą. Vakare nešini fakelai šventės dalyviai nusileidžia nuo kalno prie jūros, uždega laužus ir stebi Šventojo Jurgio kovą su baisiuoju smaku. Štai tai pagarbinus Libino nugalėtoją, gyvulių ir ypač arklių saugotoją, karių ir žemdirbių globėją, viduramžiais antruoju Lietuvos globėjų tapusi Šventąjį Jurgį, bus įveiktos ligos, badas ir kitos negandos. Po šventės vėlų vakarą ištvermingiausiai tradiciškai renkasi į naktišokius, o kitą dieną sekmadienį ant Birutės kalno prie Švento Jurgio koplyčios aukojamos šventos mišios už Lietuvos žemdirbius bei dalijamasi likusią bendrystę. Džiaugiuosi, kad tikrai įsijungia kuo daugiau palangiškių, mes turim daug partnerių. Ir Palangos muziejai, ir Šliūpo muziejus, ir Gintaro muziejus, ir kurorto muziejus prisideda prie to, ir nevyriausybinės organizacijos, ir žirgynai. Labai džiaugiamės tokiais draugais ir šventės plėtra. Su dideliu džiaugsmu antrą kartą atvažiavom ir važiuotume. Ir važiuosim kiekvieną. Ir antrą, į trečią, iki ketvirtą. Taip. Ko gera ir daug nevažiuoju. Gyvo toliau, gyvo dar daug metų, kad susiburtų daug žmonių, mylinčių muziką, dainą, šokį. Pasėti daigai visada atneša daug derliaus. Tai jeigu bus tiek entuziastų, kurie laisto, tai manau, kad tas derlius bus puikus.